Sveiki visi, varom su manimi į Hello Kitty theme park. Taigi, turėjau varyti su traukiniu apie valandą ir buvo toks visai neblogas views iš traukinių. Kai pagaliau atvarėm, stationas buvo žiauriai cute, visas decorated Hello Kitty. Visas miestas buvo toks labai in theme. Pagaliau pasiekėme vartus į Sanrio Pearland. Viduj buvo tiesiog wow. Žiauriai nustebom atvykę. Buvo daug visokių kių desertų ir kai bandžiau išsiversti, man parašė I'm sorry. Mes nusipirkome crepes, taip pat ten buvo ir bufetas. Kai nuvarėme į main ten area, buvo šokas tiesiog. Realiai atvarėme čia, nes laimėjau bilietus universitetą, tai esu žiauriai dėkinga. Tada vyko show ir viską gali pamatyti jų appse. Tada tiesiog viską bandėme apžiūrėti, pasivaikščioti, pasidairyti. Tada patekome į tokį koncertą, kaip ir parade. Man šitą dainukė Max patinka, dabar galvoju įstrigus. Tada pasiėmėm lunch, žiauriai cute. Pagaliau varėme su boat ride, kurio pralaukėm apie 2 valandas. Neklauskit, kodėl laukėm 2 valandas, bet verta. Tai viskas taip pat buvo žiauriai cute. Aišku, toks labiau vaikams šitas atrakcionas, bet jeigu jums patinka Hello Kitty ar kiti Sanrio characters, tai tikrai apsimoka. O apsilankymas Sanrio Pearland plus minus eurais yra 30 eurų. Bet kadangi aš laimėjau bilietus, tai man nieko nekainavo. Tada vyko dar vienas šou, kuriame taip pat mes sudalyvavome. Galiausiai apsilankėme souvenir shop, nupirkau triusiukus vaikinui ir Kleo nusipirko tokią žiauriai cute kuprinytę. Tada kai išėjom, miestukas buvo žiauriai cute, papuoštas, saukom illumination, tiesiog pasivaikščiojom. Ir galiausiai grįžom į Shinjuku ir toliau keliavom namo. Thank you for watching!